Dabar toliau. Ten jie turi vieną dukterį ir dabar jau sako, kad mes čia valgyti nelabai ką turim, reikia kažką galvoti. Juozą, mano broliai, gal jau čia pasiliks, gal čia pradės kažką daryti. Karvę vieną turi ir viskas, ką mes ten ir nieko neturim, nei gyvulių, nei nieko absoliučiai. Čia buvo tėvo viena sesuo, o dar kita tėvo sesuo. Jau buvo grįžusi iki Kybartos ir Kybartose turėjo namelį, tas namelis dabar yra Tiesos gatvė tas namelis. O Tiesos gatvė kur Kybartos? Jinai, to mokyklos gatvė, dar vienai čia. Čia. Jau mokyklos gatvė toliau, o jeigu grįžtas gal, tai čia ta Tiesos gatvė. O paskui jau ten, paimti geležinkelį, jau ten Rambino. Aha, tai aš jau sužinojau, kad mūsų tą pamatė, kad jie atsidūrė kažkaip tai. Jos varė, paskui jie pradėjo bėgti ir jie atsidūrė. Ir jie nukeliavo su tais arkliais, nukeliavo iki Gdynės. Paskui Gdynę apsupo ir jau tenai paskui šturmavo Gdynę. Ir šturmo metu sviedinys labai arti, ar ten ir kažkokiam, nežinau, kažkoks buvo ir susibūrimas tų, reiškia, bėgančių žmonių. Šturmo metu sviedinys sprogo arti ir mano tai pamatė nukirto koją čia. Skeveldras didelis. Ir kai brolis pasakoja, dar merdėjo iki paryčių, nes kada vakare, naktį tas atsitiko, jį dar merdėjo iki paryčių ir mirė. Nukraujavo ir mirė, aišku. Tai brolis tik su jie ir keliavo iš saviausių. Bet jis jau buvo grįžęs. Jis praėjo filtracijos lagerį, irgi filtracijos lagerį Lenkijoje ir paskui jam išdavė ten tą popierį, jis jau parėjęs, buvo prieš porą dienų anksčiau. Ir jie ten palaidota, tiesa, tą mano pamatę palaidot bendram kape, ten daug žmonių žuvusių ir jis, kaip sako, Lenkų ten kunigas pamaldas atlaikė, tą didžiuliai duobėjai buvo, kaip sako, ten priguldytų žmonių ir pašventino ir taip, ten elsi dabar. Tai paskui. Ir jūs pas seserį tada nuvažiuojate? Jau pas jo. Ta mano kita teta, kur mieste gyveno, aš jau tave priklausiu. Ir aš pas ją nuėjau gyventi. Tai pas Markevičian liko brolis? Brolis pas Markevičian, o čia aš pas Kymantinę. Ji labai govi buvo moteriška, labai tokia, labai komunikabili, o jį dabar... Paitkevičiaus jūsų tėvo sesuo? Sesuo jo. O tėvo vardas jūsų? Kazys. Brolis Juozas. Juozas. Ta Petronė, kur gerai vokiškai, ir šitą mokėjo vokiškai, ta Adelė ir gerai vokiškai. Ir prasidėjo ten toks darbas. Darbas nelabai garbingas, reikia iš kažko gyventi. Pradėjo iš rytus atvažiuoti kareiviai. Iš kur? Iš rytprūsių nuo kareiviai, juk stovintys, gana daug tų kareivių stovėjo, daug dalinių, Kūnos, toliau, Bildviečios, ten jų daug stovėjo, įvairių dalinių. Karas dar nepasibaigęs? Karas pasibaigęs, bet jie dar netraukti, jie dar stovėjo. Ir jie man norėjo išgerinėti. Dabar atvažiavo vienas su arkliu, matyti, vežimą buvo, kiti arklį radę, pasikinkė vežimą ir atvežė grūdų. Maišų prikreipė. Aš kaip dabar atsimenu kokią, 10, ne mažiau, 8 maišus tų grūdų atvežė. Rugių berods. Staršina toks gudras buvo. Jį vadino staršina dar keli tie kareiviai, kokie 4 ar 5. Ir kaip jie pataikė, ar jie gal atėjo pas tą mano tetą, sako, atvežėm grūdų, kaip tai juos reikia sumalt ir prašau mumis švirti samagoną. Užsakymas tiesiog. Tai ta teta, jinai gudra, sako, gal reikia virti, gal jie vėl atvežta ir mums čia duoneliai bus tu. Taip. Jūs įsivaizduoju, ar čia įdomu? Ne, tai įsivaizduoju, kaip žmonės gyvenimą pradėjo, tiksliau tęsė gyvenimą. Pasienio žmonės. Juk pasienį reikėjo gyventi. Dabar ta teta sako, žinai, bet reikia kažkaip tai padaryti, kaip įvirt. Ir mes sumąstėm, su ją padarėm aparatus. O jūs techniškas buvot nuo vaikystės? Tai aš truputį buvau, bet aš netechniškas žmogus. Bet inžineriją baigėte? Baigiau ir paskui buvau redaktorium, kaip žinau. Tai jūs ten išsisukot? Ir pradėjom virtą samagoną.
Vieną kartą pasisekė? Ne, ten sviri. Tai te baimės nebuvo jokios. Ne, tai baimės ne, bet ar pasisekė? Taip. Ir biznis pasisekė? Ir aš pirmas jį paragavau samagoną. Tada jo. Nu, aš pagalvojau. Reikėjo ragauti, ne? Nu, man buvo labai žingėliukas, aš pradėjau. Nu, kažkas turi ragauti, Virdinas? Ne, bet kaip čia, ar jis skanus, galvoju, nu kaip čia dabar gali gerti žmonės. Baisiai buvo neskanu, baisiai. Ir tvarkinga, jie atvažiavo to samagono, pasiėmė ir pasakė, nu, tai dabar mes kažkiek pabūsim, vėl atvešime. Užsimokėjo? Ne, jie miltai atvežė 2 rugių ir vėl atvežė rugių. Bet tai jums kas iš to kokia nauda? Nu, tai pirmiausia, broga lieka. Ir tada kiaulėm atiduoda, o kiaulės tai blizga kaip to brogos. Ir be to, paskui dar į to samagono pasilieka. Na, tai viskas, ten prasideda biznis jau. Paskui jie dar kai ką atveža, jie atveždavo. Tai yra šnekant, matyti ten Vokietijai, ten viskas palikta. Tai ten net tokių paklodžių, baltinių, nu, paskui dar drabužių, skarmalų, batų, tokių, nu, jie atveždavo tokius dalykų. Nu ir ten truko. Tai čia buvo pavasaris 40, gal 5. Tai čia taip ir buvo. Jo, 4 metai buvo. Čia tas pavasaris kaip užsilaikys. 5. 4-5 mokslo metais mokykla neveikė. Nes 4 metais, reiškia, frontas čia atėjo, paskui frontą iki 5 metų, iki pergalės, tai čia Maišalienė buvo neveikė, tik tai kitais metais. O jūsų mokytojai, kurie jūs mokė Kybartus, jų likimas karo metais, nesusitikdavot, nežinot? Tai, kad ten iš tų mokytojų praktiškai, aš nežinau. Ar jie išvažiavo, ar jie liko Lietuvoje? Išvažiavo. Toks Senkus labai buvo įdomus. Ką jis dėstė? Lietuvių kalbą. Aš pas Senkų lietuvių kalbą mokiausi. Gerai mokėsi. Kai kurių reiškia liktai žinomas likimas, bet, nu, sakysim, Salys Šemerys, jis buvo pasitraukęs, bet viskai grįžo į Klaipėdą ir Klaipėdą gyveno. Ką jis dėstė Kybartus? Vokiečių kalbą ir lietuvių kalbą. Man buvo įdomu žmonės. Tai jums dėstė jisai? Taip. Tai Šemerys ir dėstė jums? Ne, šitas Salys Šemerys? Jisai buvo Klaipėdoje dirbo, jis gimė Vilkavišky, bet jis Klaipėdoje dirbo, kai vokiečiai užėmė Klaipėdą, jis atbėgo į Kybartus. Ir Kybartus gyveno, ir Kybartus dėstė jisai visą laiką, paskui pasitraukė. Tas namas, kuris gyveno, stovi. Tai gabus buvo mokytas? Jis įdomus be galo. Oi, ką jūs, nepaprastai. Jo tas sakysim, sistema šitą, nu, atsiskaitymą arba pažymų sistema buvo, nu, iki šiol nesuprantama, kaip jis ten skaičiuotų. Jis taip užduoda 10 žodžių išmokti. Ir paskui dar kažkokį kelias pastraipas skaityti. Atpasakotų vokiškai, nu ten. Kai prasideda pamoka, tai jisai dabar visi rankas ant suolų padeda, viską, suolas turi būti tuščias ir jis dabar lietuviškai pasako tą žodį, kuris užduotas ir reikia staiga atsistoti ir pasakyti vokiškai ir su artikeliu. Ir jeigu pasakai teisingai, reiškia, tu išmokai, kad buvo gerai, tai tada pliusą gauti. Jeigu neteisingai, falš ir minusą gauti. Tai visi sukyla, keli sukyla. Ne, vienam jis pasako lietuvišką žodį ir pasako pavardę, kas turi sustoti. Ir dabar tu prisirenki, sakysim, 15 pliusų ir 1 minusą. Tai jis paskui dienyną galėse metų surašo. 5 pliusai tai 5, 5 minusai tai kuolas. Tai jisai suskaičiuoja paskui tuos pliusus visus ir minusus. Ir jisai nepasiklysdavo. Ir surašo, nu tai surašo į dienyną tuos pliusus ir paskui surašo gale pažymį. Ir tu gali gauti 5 pliusus, 5 penketus ir 1 kuolą, kadangi tu turėjai 5 minusus. Jau šitą jūs įsidėmėjau. Taip. Ir nesvarbu, jis paskui veda. Ir vis tiek gerai išveda. Vis tiek gerai išveda. Tai čia svarbiausia. Bet gazdinau, tas įgai buvo toks, nu... Čia paskata mokytis. Nes nežinia, kas laukia. Ir paskui dar įdomu būdavo. Nu, jeigu pavėluoji, tai būtinai reikia jo atsakinėti.
toks Čižeika pas mus buvo geras, labai mokinys buvo, jis aš kažkur iš Kibeikos gyveno, kartais jis ten kol ateina, jis ateina, pasako labą dieną, labą rytą pasako. Tai jis taip, na taip, vėlyvą rytą, Čižeika, vėlyvą rytą. Nu, jūs pavėlavot, tai jūs turite teisę atsakinėti. Turit jūs knygą? Sako, ne, neturiu. Duokit Čižeikai knygą. Čižeika paklausė žodžių vėl, dabar pasakė skaityti, atpasakot viską, dabar sako, na jūs, jis jau įvertino, na jūs atsakėt 5, bet jūs pavėlavot, tai aš jums rašau 4. Prašom sėsti. Mokinius jūs vadindavo. Jūs, tik tai jūs, niekados, ne. Kad visi mokytojai jūsų mokinius vadina, visi, ką aš nežinau, kas čia. Kodėl taip? Kada atėjo ta mada tujintis, nežinia. Aha. Ir jis mokėdavo įsisuktas, baisiai man tas kažkaip įstrigo, tas keturvėjininkas, kad Šemerys. Dar, reiškia, toks, kartu mes mokėmės su tokiu Mertinu. Tai va šitų Mertinų, jisai yra, tas Mertinukas, kur čia yra. Dalius. Jo Dalius, tai yra jo brolio vaikas. Ten Vilius buvo šitas Algis, kaip jau vardas, Vilius tas buvo, su kuria aš mokęs. Tai dabar mes ten jom kažkokią literatūrą, ar vakarų Europos literatūrą ir kažkaip tenai, kažkur tai tas žodis orgijos kažkaip. Tai tas Vilis atsistojo, sako, ponas mokytoja, prašy, aš norėčiau žinot, kas tai yra orgijos. Tai jis dabar sumišo truputėlį, sako, na taip. Mertinas nori žinot, kas tai yra orgijos. Na, aš pasakysiu maždaug taip. Tai yra naktis, vynas, moteris ir dar kai kas. Na, va, kaip gražiai įsisukta. Aš dabar įsimenu tokius dalykus. Tikrai, jūs dabar atsimenu tokius. Tada, konkrečias frazes. Tada darė matyti įspūdį. Nes ne kitaip, nu. Nu tai apie Šemerį pasišnekėjom. Jo, čia Tai čia labai gražu, man labai kur konkretu, kur žmogus asmenybė, dar tokia vis tiek žinoma. Tada buvo kortelės, išlaikytinio ir darbininko kortelė. Ir darbininko kortelė gerokai buvo didesnė ir svarbiausia duonos. Išlaikytinio, matau, buvo 200 gramų ar 300, o ten darbininko buvo gal 600-700 gramų duonos ant kortelės. Tai buvo ant kortelės viskas, kortelė. Nu, tai dabar tada sako, reikia kažkaip tai dirbti, nes kad tu darbininku taptum ir kad tu darbininku kortelę gautum. Ir dabar jį kažkaip sužinojo, kad prie miesto vykdomo komiteto kažkokia brigada kuriasi. Jau tu pusė. Ir į ten aš nuėjau, mane priėmė. Ten jau suaugusių vyrų, gal 6 buvo, gal kiek. Ir tas Saliamončikas vadas, ir dabar gal dar jis yra, jis buvo tikras Stalius jau toks. O kiti tokie, aš jau toks visiškai vaikeliukas. Priėmė ir jau aš darbininkas. Ir ką mes ten darydom? Mes ten darydom karstus pagrindų. O, Stalius. Ne, tai karstus kokius mes darydom. Tada, žinot, miestelį žmonių didėja žmonių, miršta, iš kaimų ateina. Bet iš kur medžiagos gauti? Buvo tokia, vykdomasis jau turėjo tokia, vadinamą tą palutorką, pusantros tonos tą tokį sunkvežimį vairuotoją. Mes važiuodom į Vokietiją, plėšdavom lentas, grindų lentas. Grindų. Tuose tuščiuose pastatuose? Ja, ten visai tuščias. Ir iš tų grindlenčių darydavom. Leidimų nereikėjo. Nereikėt, nu ten kokiu ten leidimų, nieks ten nieko, ten viskas tuščia. Ir iš tų lentų darydavom karstus. Nu ir dar antras dalykas, mes jeigu nors mažai langą, jeigu su stiklais langai, tai jau tada tuos imdom langus su stiklais. Na gerai, o su metaliniais rėmais šitais tvartų langus? Ne. Kaip jie iki Bartus atkeliavo šitie langai? Nežinau, mes neimdom, mes tik tai imdom šitą. Nes... O čerpės? Kaip Kybartus pasiekė, kaip jūs matot, žmonės įsiveždavo iš tų namų? Jau po to. Taigi, žinokit, aš jums pasakysiu, ir dabar dar veža plytas oficialiai iš ten, iš Kaliningrado. Nieko savo. Taip, Donatos dukters kažkokia draugė ten tam naujam
nauji turim ir teisėją čia Vilniuje, tai jį pakvietė ten, jos draugės, tai pakvietė Nijolę, jos dukrą ir čia ir mus ir nusivežė ten. Namą turi, žinau. Vilniuje? Vilniuje čia, važiuojant lyg netarandai ten kažkur tam, nežinau. Ir dabar šalia to namo stovi toks namas, nu, tip-top, kaip Rytprūsio. Iškart pastebėjau, nu, tai tai, ne? bet kad ir pastatytas panašiai. Nu, tai ką aš dabar, nu, Dieve mano, tai aš vis tas namus matęs ir matęs, tai kur aš ne... Dabar aš jos pradedu klausinėti, tos jūsų draugės, tos tiesios. Sakau, žiūrėkit, kas čia dar per daiktas, aš čia sakau, kokie čia Rytprūsiai, kaip čia yra. Jis viską pasakė, sako, čia žmogus yra, reiškia, verslininkas, jis veža ant padėklų. Ten kažkas tai ardo plytas ir veža čia jas į Vilnių ir nuo padėklų pardavinėja. Tai sakau, turbūt brangiai, sakau, moka. Sako, aš nežinau, aš nesidomiu. Tai plytas ir čerpės. Viską veža, matyti viską. Bet jūs kas darosi? Kas darosi? Kaip žmonės prasimano? Bet tai čia rusas verslininkas, ar ne? Lietuvis, jisai Vilnietis, jisai iš rusų ten perka, tie ardo, perka. Bet kaip jis per sieną praveža, aš nesuopačiau. Nu jo. Bet jie mato, drasko toliau, drasko, dar kas reikia draskyti. Nu, čia jūs tai man dalyką pasakė. Nu tai man iš viso tai buvo kažkas tai. Čia visai neseniai. Nu taip, o tada, nu tai ką ten, ką nori tą daryti. Nu tuos langus, tai mes tada, pagrindčias langai išdaužyti mieste, tai žmonės grįžta, tada daug tušių namų. Žmonės grįžta, tada ateina į tą vykdomą, prašo, kad tu kaip nors užtaisykit langų. Nu tai duodam tų langų ir jie ten nusitaiso patį. Nu va. O tuos karstus labai paprastai darydom, jūs ten neobliuotom, nieko iš tų tiesiog grindinčių, bet aš išmokau daryti karstą. Aiškiai, kaip jį reikia padaryti tą senovišką karstą. Ne kaip dabar dėžiai. Nu va, ir mes ten tuos karstus darydom, ten paskui vykdomajam reikėjo užmokėti ten kokius 5 rublius ar kiek už tą karstą, va, taip gyvenom.